Sveiki visi, šiandieną ypatinga diena. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šventė. Tai diena, kai Lietuva vėl tapo laisva ir nepriklausoma. Tai diena, kai prisimename, ką reiškia būti laisvais. Tai diena, kai mūsų širdis plaka vienu Lietuvos ritmu. Šiandien su pagarba prisimename tuos, kurie drąsiai siekia laisvės ir džiaugiamės, kad galime gyventi nepriklausomoje Lietuvoje. Švęskime šią dieną su džiaugsmu, vienybės jausmu ir pasididžiavimu savo šalimi. Šį šventinį koncertą minėjimą pradėjo Kevinas Nedveskis su muzikos kompozicija. Dėkojame. Šventinėme koncerte dalyvauja gausus būrys svečių. Sveikinimo žodį kviečiame tarti Trakų rajono savivaldybės merą Andrių Šatevičių. Labadiena, brangūs lentvariečiai, visi susirinkusieji, matau ir ne tik lentvariečių, labai džiugu, kad atvyko čia švęsti kartu su mumis, švęsti Lietuvą. Žinot, gerbiamas klebonas per mišias paklausė, kad žmonės dažnai klausia, ką jiem davė valstybė. Aš visada drąsiai galiu atsakyti, ką man davė valstybė, man davė galimybę. Galimybę gimti nepriklausomoje Lietuvoje, galimybę būti laisvu, galimybę kurti, galimybę save realizuoti ir pajusti tą laisvės skonį. O Lietuvoje, patikėkitės, labai stiprus. Tai norėčiau visiems mums palinkėti, kad ši trispalvė mūsų būtų ne tik spalvos, tai būtų simbolis mūsų širdies. Tiek geltonus kaip saulė mūsų Lietuvos, tiek žalios kaip mūsų laukai, kad tai būtų mūsų ramybė, ir raudonai yra tai mūsų drąsių lietuvių kraujas, dėl ko mes ir esame laisvi ir atkūrė nepriklausomybę. Su švente švęskime. Taip pat norėčiau padėkoti Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleiviams. Tai nuostabi dovana. Ačiū Jums, kad atvykote čia pas mus į Lietuvą ir dovanojate tokią didžiulę dovaną. Ačiū. Ačiū Andriu labai. O dabar kviečiame į sceną Seimo narį Kęstutį Pilkauską tarti taip pat šventinį žodį. Pasitikime aplodismentais. Labadiena, mėly Lentvario gyventojai, gerbiamas klebonė, gerbiamas Trakų rajono savivaldybės merė, administracijos darbuotojai, kultūros darbuotojai, seniūnai, tarybos nariai ir ypatingai džiaugiuosi jaunąją mūsų kartą kūrybingą, mėly Vytauto Didžiosios gimnazijos mokytojai ir moksleiviai. Prieš 35 metus 124 signatarai pasirašė labai svarbų ir labai reikalingą dokumentą. Ir tai sudrebino visos Sovietų Sąjungos pamatus. Maža, drąsi valstybė pareiškė, kad mes esame nepriklausomi. Ir tai buvo kliūtis tos tamsos, kuris spaudė pusę pasaulio. Ir dabar, kai atėjo 35 metų šventė, mes turime ieškoti prasmės, tikėjimo ir prasmės. Prasmė, kaip toj dainoj, tu esi tikroji prasmė, tai tu esi valstybė, tauta ir kalba. Taigi, ieškokime kartu prasmės, būkime vieningi. Ir su švente ir nuoširdžiai dėkoju Jums, mieli kūrėjai, kad mylite Lietuvą ir kuriate toliau. Ačiū. Dėkojame už kartą sveikinimo žodį, o dabar plojimais pasitikime Augustę Meškauskaitę atlikti kūrinį Rudens naktis sustojo. Žodžiai Janinos Zigutytės, muzika Rimos Girstytės, Berlovienės.
Prieisiu, tyliai niekas negirdės. Ramiai, ramiai lyg šaltas gatvių vėjas. Įprastinti plevenimą prieš dėjas. Ant slenksčio žodį virpantį padėjus. Įprastinti plevenimą prieš dėjas. Ant slenksčio žodį virpantį padėjus. Pušų viršūnėse rudens naktis sustojo. Dėkojame Augustui. Kiekviena tauta turi savo didvyrius, savo milžinus, kurie drąsiu žingsniu žengia į priekį, nešdami laisvės, vilties ir šviesos liepsną. Mūsų tauta gyva būtent jais, žmonėmis, kurie niekad nepraras vilties. Į sceną kviečiame Skaistę Simanavičiūtę, kuri atliks dainą Milžinai. Žodžiai ir muzika Gabrielės Vilkickytės. Aš tik noriu būt saugi ir nuo smūgių ir nuo durų užtrenktų, apsisiausti lietumi, kad nuvestų ir nupraustų kur savi. Aš tik noriu būt rami, atsiremti ir į jūrą iškvėpuot, ranką rankoje išlaikyt ir be baimės tiesą tau padovanot. Aš ir tu, milžinai, 10 kartų užaugom per metus, gal kažką per mažai, bet mums veriasi šviežias dangus. Tu taip moki būt stiprus, atlaikyti smūgius ir duris atver, pastatyti mums namus. Ir kas vakar drąsiai širdį man kuriant, tu taip moki būt švelnus, kad užgytume abu mes palengva ir saugumo pataluos. Tai skambėtų mūsų poilsio tyla. Aš ir tu, milžinai, 10 kartų užaugom per metus, gal kažką per mažai, bet mums veriasi šviežias dangus. Aš ir tu, milžinai, 10 kartų užaugom per metus, gal kažką per mažai, bet mums veriasi šviežias dangus. Aš ir tu, milžinai, 10 kartų užaugom per metus, gal kažką per mažai, bet mums veriasi šviežias dangus. Aš ir tu, milžinai, 10 kartų užaugom per metus, gal kažką per mažai, bet mums veriasi šviežias dangus. Plojimai Skaistei. Lentvario viešpatės apreiškimo švenčiausiai mergeliai Marijai bažnyčia. Neuromaninio grožio šedevras, įkvėptas Italijos dvasios. Grafas Juozas Tiškevičius, pradėjęs jo statybas dar XIX amžiuje, rėmėsi Milane stūksančią Santa Mariją
delle Grazia šventove, kuris slepia garsųjį Leonardo da Vinci kūrinį Paskutinė vakarienė. Lentvario bažnyčia tapo pagarbos, genijaus, meno ir gyvenimo filosofijai simboliu. Sienas puošiančios freskos, grafito technika sukurti dekoro elementai retenybė Lietuvoje. Šie darbai atlikti karo įkarštyje, stebina savo kruopštumu ir išmoningumu, kai net dažų tubelės buvo dalyjamos pagal griežtus sąrašus. Sakoma, kad yra vieta, į kurias visuomet norisi sugrįžti. Tai vieta, kur mūsų širdis plaka greičiausiai, stipriausiai ir labiausiai. Tai mūsų gimtieji namai, mūsų visuomet laukiantis kraštas. Pasitikite Mantą Aliukonį, kuris atliks Gyčio Praškevičiaus kūrinį Mano kraštas. Šitą žemę man likimas dovanojo, pilką dangų, sniego sodus ir pilis, ir klevais raudonais rudenį liepsnoja, jį atvėrus kiekvienam plačiai duris. Man jos grožio, kiek yra, tiek ir pakanka. Jos kalba mane užbūrė, žinai. Ir tegul ją visos legendos aplenkia. Mano žemė, vieninteliai namai. Tik yra prasmė tikroji, nepakeis jos niekas niekada. Jei vienai tu viską paaukoji, tai tavo pradžia ir tavo pabaiga. Tavęs nėra į ką man atsiremti, kaip surasti ryto saulę languose, į kurią pasaulio pusę reikia žengti, kaip išsaugot tavo vardą laikuose. Nepakeis jos niekas niekada. Jei vienai tu viską paaukoji, tavo pradžia ir tavo pabaiga. Tavo skausmo niekada aš nepamiršiu, bet žinau, kaip greitai medžiai vėl žydės, kada nors ir pats į medį aš pavirsiu. Mano žemė, kai mane namo pakvies, mano žemė, kai mane namo pakvies. Dėkojame Mantui. Aisti, ar kada nors tu pagalvoji, kur gali nuvesti nežinomi keliai? Bet juk Arnai, svarbiausia ne pats kelias, o su kuo mes jį renkamės įveikti, tiesa?
Aisti, tikrai taip, kai širdise nešmės bendrystė, kiekvienas žingsnis tampa prasmingas, o kiekviena kryptis kupina džiaugsmo ir šviesos. Kviečiame Mantę Puišytę atlikti savanorystės himną Mums pakeliui. Muzika ir žodžiai Raigardo Tautkaus. Dėkojame Mantei, o dabar Jorūnė Adriana Tetkovaitė atliks kūrinį Vieninteliai namai. Dainos kūrėjai Andrius Vaicenavičius, Liucija Vaicenavičiūtė bei Julius Vaicenavičius. Sėkmės. Nesusukti, net jei pasaulis pradeda byrėti, pelenais neabejoti, kad ištiesta ranka gali
dangus lyg skausmo ašara, veidą nuplaus stovėti dieną, ar amžius apžilusi taip saulėgrąžio sėklai, dirva iššaus vieninteliai namai, vieninteliai namai, vieninteliai namai, dabar kiti veidai, vieninteliai namai, mano ranką laikai, vieninteliai namai, nes nenusisukai, vieninteliai namai, vieninteliai namai, vieninteliai namai, dabar kiti veidai, vieninteliai namai, mano ranką laikai, vieninteliai namai, nes tu. Plojimai. Geriausi sielos vaistai mums - raudonos spalvos nutapytas dangus, jūros bangavimas ir nuoširdus juokas, aidintis horizonte. Scenoje Augustė Meškauskaitė, kuri atliks dainą Raudoni vakarai. Mano saujom dūzgė bitės, tavo plaučiuose vanduo. Mano saujoj gęsta rytas, liūdnas kaip kareivio šuo. Mano rankos žvyro pilnos, malas miega debesų. Verkia rauda mano girnos, aš smingu tau ant pečių, aš atgulsiu, tu pareisi, bus raudoni vakarai, priešas trauksis, viskas keisis, mano Lietuva bedalė. Ar bijai, ar bijai, pūgos kilo trečią kartą, krito bitės iš delnų, gaudė verkė miesto varpas, dingo broliai tarp miškų. Visą naktį skundas liepoms, aimanuojantys beržai, kraujo raudoniu uždėti mūsų pustuščiai namai. Man atgulus nesugrįžai, raudoni tuščio kelio, tuščias kryžius, mano Lietuva bedalė. Ar bijai, man atgulus nesugrįžai, raudoni vakarai. Tuščio kelio, tuščias kryžius, mano Lietuva bedalė. Ar bijai, ar bijai. Ar bijai. Dėkojame Augustai, į sceną kviečiame Danielę Garbačionkaitę, kuri atliks vieną gražiausių muzikinių kūrinių.
kuris pakeitė ne vieno žmogus gyvenimą. Tai daina, kuri tapo jaunystės, laisvės ir svajonės simboliu. Saulės miestas. Muzika ir žodžiai Andriaus Mamų. Dar nesibaigė lietus. Dėkojame, Danieliui. Šiandien, kai pasaulis vis dar sudrebintas nerimo ir netekčių, kai šalia mūsų tie, kuriems reikia išgyventi siaubą, karą, svarbiausia yra būti šalia. Kartais nereikia didelių žodžių, kartais tiesiog užtenka būti šalia. Laisvė tai nėra duotybė, ji iškovojama nekaltų žmonių krauju bei ašaromis. Šiandien Ukrainos žmonės gina ne tik savo žemę, bet ir visos žmonijos teisę gyventi laisvai ir drąsiai. Skausminga tyla, prarasti gyvenimai ir neišvengiama kova sugriauna tai, kas kadaise buvo įprasta, o pasaulis, užuot kartu kovojęs, lieka stebėti.
Kviečiame Akvilę Kalesinskaitę su kūriniu Negėda jaust. Žodžiai Monikos Pundziūtės, muzika Normanto Ulevičiaus. Ei, tu, ko stovi vienas lietui lyjant, kas tau širdį spaudžia, kur į akis nežiūri, siela tavo jau sužalo. Ei, tu, ko stovi vienas lietui lyjant, kas tau širdį spaudžia, kur į akis nežiūri, siela tavo jau sužalo. Eik šarčiau manęs, aš čia šalia tavęs. Akimirkai nekalbėk, užsimerk, išsirėk, išsiverk, jeigu reik, mane gėda jaust. Paskaičiuok, kiek ilgai neklausei, kas viduj, pasakyk, mane gėda jaust. Ei, tu, mylėk stipriau ir garsiai juokis, liūdėk, jei nori, atsimerkiu, kai nedrąsu, sakyk ir tu, kai tau baisu. Ei, tu, esi ne vienas po audros, vėl bus giedros dienos, prisimink tai, kai bus tamsu, ką jauti yra baisu. Eik šarčiau manęs, aš čia šalia tavęs. Akimirkai nekalbėk, užsimerk, išsirėk, išsiverk, jeigu reik, mane gėda jaust. Paskaičiuok, kiek ilgai neklausei, kas viduj, pasakyk, mane gėda jaust. Viskas gerai, jeigu viskas, ką tu darei šiandien, tik surinkai save. Viskas gerai, jeigu viskas, ką tu darei šiandien, tik surinkai save. Eik šarčiau manęs, aš čia šalia Kiekvienas mūsų turi vietą, kurią vadiname namais, kur žengiame pirmuosius žingsnius, kur augame ir svajojame. Kūrinys ten, kur užaugom, atves mus į prisiminimus ir brangiausias akimirkas. Žodžiai Monikos Marijos Paulauskaitės, muzika Džiugo Juzėno, o kūrinį atliks Selija Lebedeva. Nors laiko sustabdyt, dar niekas neišmoko, nėra sunku sugrįžt į laiką, kai galvojau, kad peilį pastatyt, užtenka
lieka tik tas mėnuo, o mamai pasakys, nėra gera idėja, kai žemė iš po kojų vėl slysta, noriu pas tave. Nes nieks geriau nežino, kokia esu be grimo, tada ten, kur užaugau, su tavim augau, gera sugrįžti be mintim. Tave aš saugau, kad nieks neužgautų, o tu mane leidi pasiklyst. Sunku save surasti tarp prisiminimų, o dar sunkiau suprasti, ar viskas buvo tikras, kad jam turiu tave, tu visada įrodai, kad viskas daug lengviau negu atrodo, kai žemė iš po kojų vėl slysta, noriu pas tave, pas tave. Ten, kur užaugau, su tavim augau, gera sugrįžti be mintim. Tave aš saugau, kad nieks neužgautų, o tu mane leidi pasiklyst. Važiuojame sceniai. Pavakarys tai vakaro laikas, kai ore tyliai alsuoja ramybė. O mūsų širdis palengva keliauja tarp to, kas buvo ir to, kas dar tik ateis. Scenoje ir vėl Mantas Saliukonis su daina Pavakarėlį. Muzika ir žodžiai Alvydo Lukoševičiaus Obuolio. Dienos sugėręs liko ryt, vakaro burtuose paklys pavakarys. Keista ir nuostabu išties, tokiu metu juk tarp dienos ir tarp nakties
Tvyro dienos baigtis rami. Šon kažkur karaliauja, vilioja iš namų pavakarys. Ačiū Mantui. Laisvė ateina palengva, bet kai jį įsižiebia, niekas nebegali jos užgesinti. Noriu, kad garsiais plojimais pasitiktumėte Skaistę Simonavičiūtę, kuri atliks dainą Palengva pamažu. Muzika ir žodžiai Gabrielės Vilkickytės. Sienų sulaikiusius kvėpavimo laukia, ką jie pasirinks, kai lietų ašarų srovė nuplaus viens kitą. Verkia ir juokiasi du žmonės susitikę vidury žiemos. Išsigandė, kad mylėt reikės išmokt. Skleidžias trys širdys bijūnais, apsnigtos laukos. Vietos tos pačios, bet gyvenimas kitas, krosny dega praeitis. Švarūs patalai apsaugo nuo liepsnos. Verkia ir juokiasi du žmonės susitikę vidury žiemos. Išsigandė, kad mylėt reikės išmokt. Skleidžias trys širdys bijūnais, apsnigtos laukos. Nori suprasti, kai veikia artumas švelniai, atsargiai, beveik šventai. Jo randas, jo žaizda. Ačiū tau, Skaiste. Kartais vienas balsas gali suvirbinti tūkstančių širdžių, plakančių dėl vienintelio tikslo. 1973 metais Lietuvos muzikinį pasaulį sudrebino pirmasis lietuviškas miuziklas Velnio nuotaka, pastatytas pagal apysaką Baltaragio Malūnas. Sumandęs Pušytės atliekamų kūrinių, Jurgos Arija nusikelkime į laikotarpį, kai Lietuvoje aidėjo lietuviškai skambesiai. Kompozitorius Viačeslavas Ganelinas. Noriu pasakyti dar vieną labai tokį gal širdį gniuždantį faktą.
3 kūriniai beliko, žinokit. Pasijus, pabūkit čia, pabūkit šitą dvasią, bažnyčią, atsipalaiduokite, jau beveik galą, žinokit. Per visą istoriją didvyriai kilo ne tik todėl, kad nebijojo ar buvo narsūs. Jie kilo ir todėl, kad nebenorėjo gyventi surištomis rankomis. Jūsų laukia kūrinys apie pasirinkimą kovoti, drąsą, narsą ir neišsenkantį ryžtą. Pasitikime Danielę Garbačiauskaitę su kūriniu Nebenoriu. Žodžiai Inesos Bumblauskaitės, muzika Klaido Kaunecko, aranžuotė Kevino Nedveckio. Dovanos ir gėlės šaką iš jos išvirsiu tą
prasivesti upės dumble. Surado princesę, nuskins jį tau. Bitės gelmonė kramtyk, kol pajusi saldį medžio skonį. Jei pakuždėsi puotai laikas, bet ji ne princesė, tik laumės vaikas. Nebenoriu aš tavęs savimi kankinti. Nebenoriu aš tavęs savimi kankinti. Nebenoriu aš tavęs savimi kankinti. Nebenoriu aš tavęs savimi Aukso plaukais padalinta mergaitė, bokštai krantai lauks, karalaičio horizonte, pamačius atjojančią žirgelį, suklykė garsiai, padėk man berneli, sako bernelis, išmes mergitę savo pasiekęs tave, nebebūsiu jau basas, prisilietęs pradėjo jis kartis, ir pamatė, kaip žydi papartis. Net vilko akyse, tu vis tiek matai save. Net vilko akyse, tu vis tiek matai save. Dėkojame Danieliai, broliai ir seserys. Tai mes vadiname vieni kitus, nes esame sujungti bendros istorijos. Vienos žemės ir meilės savo tėvynei. Ir ši daina apie tai. Pasitikime Akvilę Kalisinskaitę su daina Brolužis. Muzika ir žodžiai Pielė. Iš jo
sceną skambėjo dainos alsuojančios laisvę. Laisvę, kuri nėra duotybė. Ji lyg švelni ugnis, kurią turime puoselėti, kad niekada neužgestų. Kovo 11 tai ne tik istorijos puslapis, tai mūsų tautos širdies plakimas. Lietuva tai mes, tai mūsų dainos, mūsų istorija, mūsų ateitis, mūsų gimtasis kraštas. Mes laisvi, nes tikime, mes stiprus, nes esame kartu. Visus kviečiu kartu atsistoti, būti vieningiams ir dar kartą sugiedoti Lietuvos Respublikos himną. Esame dėkingi vieni kitiems ir norime padėkoti muzikos mokytojui Klaidui Kauneckui. Aplodismentai! Akompaniatoriui Kevinui Nedvedskiui. Atsistok, nesikūkit. Lentvario kultūros centrui ir jo direktoriui Ryčiui Skorupskui. O kur Skorupskas Rytis? Galite pakelti ranką ir ateiti čia laimę? Lentvario kultūros centro vardu dėkojame jums, nuostabiausiam atlikėjam, Trakų Vytauto didžiojo gimnazijos gimnazistams, jūsų vadovui Klaidui Kauneckui, na ir žinoma nuostabiajam akompaniatoriui Kevinui Nedvedskiui. Na ir taip pat ačiū jums susirinkusiems gražios šventės, švęskime Lietuvą kartu. Ačiū. Ačiū Ryti jums labai. O dabar Trakų Vytauto didžiojo gimnazijos direktorė Jolanta Martinsienė taip pat dar žodį. Prašom. Visų pirma, noriu labai padėkoti jums, mėlyjeji, kurie susirinkote paklausyti, kurie nusprendėte pabūti šią šventinę dieną kartu su mumis, su mūsų atlikėjais ir mūsų mokytojais. Ačiū jums. Žinoma, labai ačiū šitos bažnyčios šeimininkams, kad priglaudėte, priėmėte ir taip leidote gražiai suskambėti vaikų balsams. Kalbėdama su vaikais ir su mokytais visą laiką sakau, kad švęsti yra geriausia dalyvaujant, aktyviai dalyvaujant. Ir nesvarbu, kaip tu išreiši meilę Lietuvai, ar tu dainuosi, ar tu pieši, ar mokysies, ar sportuosi, visi būdai yra geri, visi būdai yra vedantis į priekį. Tai tikriausiai šitų jaunų mokytojų ir vaikų meilę dainai, meilę žodžiui ir gimė tikriausiai šita nuostabi šventė, kurią tikiuosi jūs priėmėte į savo širdį, taip kaip vaikai ir dainavo iš savo širdies į jūsų širdį. Tai dar kartelį ačiū visiems, tikrai ačiū visiems atlikėjams ir patikėkit, tai ne tik talentai, bet tai yra šimtai valandų darbo, įtempto darbo, tam, kad šiandien galėtumėte išgirsti tikrai profesionalų skambėjimą. Tai gražios mums šventės dar likusios ir švęskime. Ačiū direktoriai labai.
Taip pat norime padėkoti Lentvario bažnyčios parapijai ir klebonui Pavel Baliul. Aplodismentai, aplodismentai, aplodismentai. Na ir tikriausiai svarbiausiai šio vakaro dalį, ryto dienos, nes diena visa šita pilna, kupina kažko tokio, nes kovo 11 vis dėlto. Visiems atlikėjams už jų skleidžiamą muzikos magiją. Ir visiems jums žiūrovai, aplodismentai, pasidžiaugiam švente. Na ir didžiausią ačiū tariame žinoma visiems, kurie buvote kartu, kurie klausėte, kurie šventėte laisvę drauge. Jūsų buvimas kartu, bendrystės jausmas tik dar labiau įrodo, jog Lietuva gyvena mumise. Ačiū. Ačiū, super. Sakė. Žinoma, gaila, kad žurnalistų nieko nepavyko prikalbintis, visi žinai, ir sako, tu renginių daug. Viso gero. Šaunuoliai. Ačiū. Ačiū Jums labai nuostabai, tikrai nuostabus koncertas.